Misija Vilniuje jau ne pirmą kartą kalba apie kelius, kalbėta ir apie viešąjį transportą, ir apie jo trūkumus. Šį kartą mūsų laida susidomėjo kiek ypatingų keliavimo būdų – autostopu. Sveiki, esame Nemenčinėje ir iš čia tikrinsime Vilniaus rajono autostopą. Aš ir Paulius keliausime po rajoną skirtingais keliais ir pabandysime kuo greičiau grįžti į Nemenčinę apkeliavę ratu visą Vilniaus rajoną. Sėkmės, Pauliau, keliaujam. Vaikinai padalijo maršrutą į 8 atkarpas, kad turėtų kuo dažniau keisti automobilius. Trasa buvo apie 120 km ilgio, atstumas panašus kaip važiuoti iš Vilniaus į Kauną. Sunkumai stabdant automobilius prasidėjo nuo pat pirmos atkarpos. Praėjo pusvalandis, aš vis dar Nemenčinės prieigose, kol kas automobiliai nelabai nori sustoti. Tikėkimės, Pauliui sekasi geriau. Dabar aš keliauju vienas link Buivydžių. Bandau tranzuoti mašinas, bet kol kas mašinų nelabai yra. Ir tikiuosi, kad tai nebuvo paskutinis kartas, kai aš mačiau Lukašą. Ir tikiuosi, jis grįž gyvas su visom savo kūno dalim. Aš Lietuvą priskirčiau prie vienų iš geriausių šalių. Pirmas dalykas tai, kad tranzuoti galit praktiškai kur jūs norit. Nei policija labai kreipia dėmesį, jeigu į autostradą išeinat, nors tai nėra labai saugu. Tačiau palyginus su vakarų Europos šalim pas mus yra labai geras požiūris į autostopą, tiek vairuotojų, tiek policininkų.